Esant plaukų slinkimui, gydytojai dermatovenerologai jums gali pasiūlyti netgi keletą injekcinių procedūrų galvos odai. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie vis populiarėjančias egzosomas. Egzosomos tai yra tokios mažos pūslelės, kurios išsiskiria kamieninių ląstelių gamybos metu. Jose yra gausu labai koncentruotai augimo faktorių ir įvairių baltymų. Puikus preparato pavyzdys būtų Exogrow, kuris į galvos odą yra įvedamas mikroadatinės terapijos pagalba su Dermapen aparatu. Kita procedūra galėtų būti mezoterapija. Mezoterapijai naudojame vėlgi jau iš anksto paruoštus produktus, kurie dažniausiai yra specialiuose švirkštuose. Juose yra gausu tų pačių augimo faktorių, polinukleotidų, amino rūgščių, hialurono rūgšties. Mezoterapijos metu preparatas į galvos odą yra įvedamas su adata. Kita procedūra galėtų būti PRP, tai yra trombocitais praturtintos plazmos terapija, kurios metu yra paimamas pačio paciento kraujas ir specialaus aparato pagalba tas kraujas yra labai stipriai išsukamas, dėl ko pasidalina į dvi dalis. Viena iš jų tai yra būtent kraujo plazma, kurioje vėlgi yra tų pačių augimo faktorių. Na ir procedūros metu į galvos odą būtent suleidžiame šitą pačio paciento kraujo plazmą. Bet visos procedūros jos stiprina plaukų folikulus, skatina plaukų augimą ir stabdo plaukų slinkimą. Geriausiai, kad procedūra būtų parinkta gydytojo dermatovenerologo. Na ir tikrai dažnai šias procedūras siekiant pasiekti optimaliausių rezultatų rekomenduojame kombinuoti.